Čia detalės iš po nutrenkto gyvūno, visos apsaugos. Va. Nuėmė viską, ką tik galėjo, man atrodo, iš tenai ir jos be proto brangiai kainuoja. Dar mašina nesutvarkyta, bet čia va viskas nuėjo. Čia su cveku privariau. Čia viskas irgi išlūžę, atsikabinę. Kažkuris buvo ir iškritus priešrūkinis, bet lygtais viskas dabar gerai. Nu kaip gerai, nieko gero aišku, bet geriau negu nieko. Prisitvirtino ir viskas. Čia po gyvūno, tada remontas atsėjo, aš nežinau, gal apie 800 eurų ar 1000, kad viską sutvirtinti, radiatorius pasislinko, dar kažkas, kad pilnai viską sutvarkyti, reikia keisti bamperį, nes radiatorius neįsitvirtina, kiek sakė. Nu, bet kiek galėjo, tik patvirtino, kad nekeisti bamperio, tai bus matyt. Važiuoja. Tai čia po gyvūno pasigavau, užkrito ką dabar, bet mažiukas ir kaip akmuo. Tokį gerą parsiroviau, kad ai. Šiaip anksti darbą pradedu darbą prieš 10-20. Tikiuosi pasiseks, penktadienį pasisekė labai gerai, uždirbau gal apie 100 eurų, o šiandien 10 beveik ir judam, pažiūrėsim, kaip čia seksis. Manau, kad gerai. Kas liečia servizą ir remontą, tai iki galo nesutvarkiau aš detalių, apsaugų apatinių, nes ir bamperį reikia keisti, ir tų apsaugų tiesiog nėra, sakė. Nėra iš kur gauti, tai likau be apsaugų, čia variklio ar kažkino apsaugą, nežinau, bijau sumeluoti. Tai važinėjau, tai va, didelės bėdos nematau. Ir ten, kur minėjau, kiek kainavo remontas, ten 8 ar 100 ar 1000, ten ir buvo ir papildomi dalykai, kaladėlių keitimas, tepalų keitimas, čia viskas suėjo. Taip, kad kiek žinočiau, kiek kainavo po gyvūno, tai tiksliai nežinau. O draudimo nenusipirkau, lizingą kaip tik baigiau draustis, tai toks auč, ne lizingą, o kasko. Tai auč yra kaip yra. Nu ir dar į šoną įdaužė, tai dar nerodžiau, tai kada parodysiu prie progos. Nu nieko gero, 4 užsakymus tik nuvežiau. Nuo tada, kai pradėjau dirbti, o lygtais pradėjau nuo 10, o dabar jau yra 12, tai tik 4 užsakymai, aišku, vakare viskas pasikeis. Link 8, link pusė 8, bet vis tiek liūdnoka. Na bet dirbam kažkaip. Vienas užsakymas prie vieno užsakymą yra, gal vis tiek susidaro suma. Varau namo. Jau yra beveik 2, pažiūrėsiu kaip bus vėliau. Pavargau iš tikrųjų dabar jau. Tai pailsėsiu. Varau namo. Prisijungsiu vėliau. Nors ir dirbau mažai dabar, bet nuovargis vis tiek jaučiasi, nes dirbai kiekvieną dieną ir po darbu ir visko, tai kažkaip neiškenčiu ilgiau, norisi dabar jau ir pamiegot, norisi 2. Bet nieko, padirbėsiu naktį, tai bus geriau, nes dabar tai nei šis, nei tas. Iš tikrųjų nėra daug užsakymų, bet vakare tikrai bus daug daugiau. Esu garantuotas. Atsikėliau, pasiruošiu, pasiruošiu naujam išvažiavimui. Dabar yra 4 valandos, palyginus gerai pailsėjau. Dabar yra 4 valandos, porą valandų numigau, langų skysčio. Įsipilsim. Galiu degalų dar įsipilti, bet lengvesnė mašina lengviau važiuos. Porą kilogramų, porą litrų mažiau kai yra, tai ir svers mažiau. Aišku, dėl poros litrų tai ką ten nepasijaus. Tai va, bent jau langų skysčio. Už Žalgirį, ne? Aš už nieką, bet šitas bent jau remia Žalgirį. Kosmosas, aš be žodžių jau beveik pusė 11, bet be persojo, kaip paskutinį kartą pazyziau be persojo, kai pradėjau važiuoti, nu bet užsidirbau, ataskaitą aišku pateiksiu, be proto pavargau, dabar yra pusė 11, einu vandens nusipirkti, atsigert ir vėl varyt. Kol proga yra, reikia naudotis, užsakymų yra, žmonės juda, kruta, neįtikėtinai daug kruta. Nu jop, tararai, ir šikna skauda, ir koja skauda, viskas skauda. Dabar yra
beveik 1 ir varau namo ilsėtis. Ilsėtis. Tokio gero, kaip sakyti, šeštadienio jau neprisimenu, kada buvo. Pamatysite, kiek uždirbau kažkuriam krašte, kiek laiko pradirbau ir dar kažkokia statistika. Dabar galbūt dar pamatysite, kiek priėmiau užsakymų. Tai va tokie va dalykai. Tai jo, ačiū, kad žiūrėjote, kam bent jau kažkiek įdomu. Neįdomus tai baisiai vaizdo įrašai, bet yra kaip yra.